Sveiki visi, kągi tęsiam medžiotojų pokalbių rubriką ir šiandien pas mus svečiuose aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Sveikas Simonai dar kartą. Tai pradėkim gal nuo tokių įdomesnių dalykų, kas nauja ministerijai, kas galbūt gero medžiotojams iš ministerijos, gal turi kokių žinių ar kažko tai tokio. Tai visų pirma, su medžioklė iš esmės viskas gerai yra, tai ministerija neturi daug priekaištų medžiotojams, kaip tik partneriai medžiotojai yra, bet keletas naujovių yra. Tai šią savaitę yra pakeistos medžioklės taisyklės ir atsiranda skaitmeniniai medžioklės lapai. Kaip alternatyva, popieriniai lieka, bet atsiranda skaitmeniniai. Tai kas kaip nori, tai taip naudojasi. Tai čia jau pasirenka patys būreliai. Ar dabar skaitmeniniai lapai pirminiam projekto derinime buvo, kad jie taps privalomi nuo kitų metų, man atrodo? Jo, tai šitas nebuvo noro tai padaryti ir taip nebus. Tai dabar išlieka dvi alternatyvos. Tie, kas nori naudoti popierinius, naudoja. Tie, kas nori naudoja skaitmeninius, irgi naudoja. Ir čia kol kas nėra jokių terminų, nėra jokių prievolių, tai čia tikrai daug man medžiotojų skambino ir solidžių, ir iš kaimų, taip sakant, ir vyresnio amžiaus, išsigandusių, tai tikrai nedarom skaitmeninio medžioklės lapo privalomo, jis yra tampa alternatyva. O antras dalykas, kas turbūt tokia naujovė, tai panaikinam licenzijas ir limitus tauriesiems elniams, nes jų gausa jau turbūt 100 000 pasiekė Lietuvoje. Su prieaugliu greičiausiai. Jo, ir mes matom, kad šitokie, kaip čia, limituoti reikia tuos, kurių mažėja ir kurių yra, taip sakant, pavojus. Mes turėsim klausimą būtent apie elnių limitus, nes toj terpėje yra ir pavojo tam tikrų, kas liečia žalas. Tai kas dar? Ir dėl žalų, tai netrukus čia turbūt patvirtinsime žalos metodiką už ūkininkam padarytą žalą, tai daug kalbėjom su LMŽD, su ūkininkais, tai radom tokį kompromisinį variantą, kaip čia prieiti. Kas ten tokio naujesnio detaliau? Ten daug specifikos, bet sumažėja tenai slenkstiniai dydžiai, kada reikia važiuoti lauką ir vertinti, atsiranda truputį greitesnis procesas, mažiau biurokratijos, bet aišku, kaip pasakyti, medžiotojų didelis prašymas yra, kad ne tik tai selekcija užsimtų, bet ir reguliavimu, nes tikrai ir miškininkai, ir ūkininkai skundžiasi. Skundžiasi, žinai, tai apie tą žalos metodiką reikia, šnekėti kaip apie tokį kraštutinį dalyką, bet yra baimė tame, kad, sakykime taip, medžiotojų vidutinis amžius pagal mūsų apklausą tai yra apie 60 metų. Ir tie žmonės nėra aukštas pajamas gaunantis asmenys. Tai yra vidutinės pajamas, sakykime, gaunantis asmenys ir esmė tame, kad jeigu taip, kaip buvo elnių limitai, tai, sakykime, klubas išmedžioja tą limitą, jis savo prievolę padarė, ne? Ir tada, jeigu yra kažkokia ekstra žala, tai, ta prasme, medžiotojai turi kaip apsiginti, nes jie savo pareigą padarė. Dabar, kaip tų limitų neliks, iš principo, ar tu sumedžiosi 10 elnių daugiau, ar sumedžiosi tiek, kiek galbūt visada medžiojai, tu nebeturi argumento, kad tu viską padarėjai. Ir žala nuo vieno kvartalo sodinukų gali būti ir 20 000 eurų. Tai nemanau, kad visi klubai tikrai tą gali patemti finansiškai. Jo, bet čia patarimas irgi klubams priimkite ir ūkininkaujančius, jie turės interesą reguliuoti. Bet tai ne apie ūkininkus, sakykime, jeigu kalbam apie mišką. Miškininkai taip, yra, miško savininkai gal ten mažiau medžiojantis yra, bet tas sveikas balansas turi būti. Tai čia mes kalbam, kai tikrai ūkininkai parodo, kaip, ištisi laukai nusiaubti. Tai vienareikšmiškai bendrauti reikia ir kažkaip rasti vietos pasaulio visiems. Jo, bet medžiotojų yra užduotis reguliuoti. Ir šiandien su tauriaisiais elniais mes paleidom situaciją. Ir iš tikrųjų jų tokia yra gausa su prieaugliu, tai čia iš viso, kas dedasi. Tai mes esam vis tiek taisyklės nustatanti, tai reikia, kad ir medžiotojai jaustųsi, kad jie
daro garbingą darbą, bet ir ūkininkams turėti apsigyrimą, aš jau nekalbu apie miškininkus. Nes dabar pagalvoju tokį flashbacką, kad kiek metų medžiotojus tarkuodavo, kad jūs viską išmedžiosit, išnaikinsit, o vat realybė tai kitokia. Aš manau, kad už 50 metų valstybė pradės prašyti medžiotojų. Ir nebus jų. Ir jų bus sumažėję. Stipriai, nes jaunimas neina. Jo, tai žiūrint į vakarų valstybės, tai, žinai, po to turės, kadangi jau žvėrių gausa tokia didelė, mes turėsim valstybėje turbūt sugalvoti mechanizmą ne kaip limituoti kai kurias, bet skatinti, žinai, mokėti pinigus. Tikrai taip, nes dabar jau paimkim 60 metų, ta prasme, tai realiai medžiotojų bendruomenė laukia demografinė krizė. Dar už 10 metų mes turėsim labai didelį sumažėjimą medžiotojų, bet tuo tarpu įsipareigojimų ir atsakomybių tai nesumažės. Taip. Jaunimas nenori eiti. Tai aš manau, kad bus vienas variantas, kad arba valstybė kažkada pradės samdyti kažkokį tai privatų verslą, kad vykdytų tą funkciją, nes kaip dabar yra Prancūzijoje už probleminio vilko sumedžiojimo berods paskutinis straipsnis, skaičiau čia pernai, sumokėjo 70 000 eurų. Tai čia, bet kaip paversti tą visuomenį, tai va čia, žinai, pas patį laidos klauso tie entuziastai, besidomintis. Mano ratas daugiau medžioja. Tai čia neklauso tie, kurie nemedžioja, tie, kurie miestiečiai, tai miestiečius reikia įtikinti, kad, klausykit, žvėrių gausa yra pasiekusi tokį kiekį, kad... Bet jie mieste gyvena, jie jų nemato. Jo, bet čia kaip su pramonė, kaip su žemės ūkiu, miestiečiai pradeda nebesuprasti nei pramonės, nei žemės ūkio, nei medžioklės. Ir tada pradeda labai daug nuomonių turėti apie tą, bet čia tiesiog tai bus. Miestas atitols labiau nuo kaimo. Tai jau dabar atitolis. Nuo pramonės ir, žinai, tą reikia nugalėti, o žiūrėti Lietuvoje, kas trečia eismo avarija yra susidūrimas su žvėrimi. Tai mums draudiko asociacija jau sako, tai, sakykit, nuostoliai, ką daro. Tiesa, dar kaip tik prieš šį podcastą klausimus buvau paprašęs, kad užduotų, kažkas buvo paklausęs, ar nereiktų teisinio reguliavimo, kad susidūrus su žvėrim, tą žvėrį utilizuotų arba finansuotų pašalinimo nuo kelio būtent draudimo kampaniją. Ja. Tai, aišku, medžiotojų būreliam tai padėtų, žinai. Tai vienareikšmiškai, nes... Kitas dalykas, kad, man atrodo, truputį gal draudimo įmokas padidėtų, nes tai eitų į jų kaip užduotį. Aš nemanau, kad draudimo, aišku, čia mano asmeninė nuomonė, kad jie... Draudimo bendrovės tai nemokamai to nedarytų. Tikrai taip, ne, bet gal kaip papildomą paketą gali įsitraukti. Kažkokiu principu, bet čia, aišku, ar valstybė gali kištis tą klausimą. Tai. Man atrodo, draudimo bendrovės galėtų apie tai mąstyti, jos išsiveda visada saugų parametrą, kas jiem yra saugu ir kas nežlugdo, bet tai dar reikštų, kad medžioklės būreliai tuom nebeužsiema. Mes apie tai negalvojam, dabar tiesiog yra žvėrių per daug. Ne, klausimas gal buvo labiau, kad medžiotojų klubai tą galėtų daryti, bet kad gauti pajamas už tą darbą, nes iš principo mūsų klube, pavyzdžiui, nėra tų situacijų, nes mes neturim kažkokių pagrindinių kelių einant per kelią, bet ten į Klaipėdą važiuojant autostradą, tai ten kas antrą naktį važiuoja briedžio, stirno, elnio surinkinėti, tai šiaip medžioklė nėra tiesioginis žmonių darbas, tai yra savanoriška, sakykime, veikla, tai kai pagalvoju, man ir tų vyrų gaila, nes kiek tu privažinėsi, bet kurio metu dažniausiai naktį ir dar atvažiuoja, būna tokių situacijų, tas žvėris kankinasi, kaip jį reiktų jam tą kančią nutraukti, bet stovi kažkas tai su telefonu filmuoja ir jeigu tu tai padarysi, tai kitą dieną tu būsi žudikas, kruvinais pirštais žvėris. Tai irgi tokie neįpeikiai. Tai čia šiaip medžiotojų bendruomenė eina dabar į visuomenę, aiškina savo veiklą, žinai, pasakoja, tai yra gerai, žmonės pradeda suprasti žymiai daugiau apie medžioklę, bet mes dar turim labai daug padaryti, kad medžioklės pačius principus žmonės kitaip priimtų, nes labai, aš nemedžioju, bet, žinai, aš labai dėkoju medžiotojams, nes jie vis tiek yra gamtos žmonės. O, žinai, daugumą, nežinau, nuo ko, čia galim spėlioti, bet tokį turi labai keistus mitus apie medžioklę. Yra šleifas tempiantis nuo sovietinių dar laikų, aišku,
pati medžiotojų bendruomenė ilgą laiką nelabai ką darė to klausimu, kartais dar savo ir pakenkdavo. Tai vienareikšmiškai, tai iš klaidų reikia mokytis ir manau, kad tą kryptį mes vis tiek judėsime, nes kito kelio nelabai yra. Tai čia, žinai, aš tik irgi prieinu prie to, kad valstybei greitai reikės prašyti medžiotojų pagalbos, o ne atvirkščiai riboti medžioklę. Prieš tęsiant pokalbį noriu padėkoti Pulsar kompanijai, kuri prisideda prie kokybiško turinio kūrimo ir kurių dėka šį podcastą gali žiūrėti nemokamai, o dabar pasižiūrėkim trumpą reklamos intarpą. Tai keliaujam tada prie klausimų, kelius klausimus mes jau atsakėm. Tai dabar pakalbėsim apie aplinkos ministerijoje dirbančius specialistus. Tai klausimas trumpas. Aplinkos ministerijos medžioklės sritį kuruoja specialistai iš gamtos apsaugos grupės. Iš principo tai iš karto, mano nuomonė, koduoja kažkokį tai konfliktą, priešpriešą ir nesusikalbėjimą. Tai kaip atsvertinė kuruojančių specialistų darbą ir ar nereikėtų ministerijai pagalvoti apie atskiros galbūt grupės, kokį tai subūrimą ar skyriaus steigimą, kuris grinai kuruotų medžioklę ir būtų kompetitingi asmenys, kuriais būtų galima eiti dialogą ir diskusiją ir kad abi dvi pusės girdėtų, kas kalbama. Šiaip tai ministerijoje ten nėra tiek, kad susiburtų departamentas ten. Departamentą jau nebereikia. Ne, bet tie žmonės meškerioja, tie žmonės medžioja, tai jie yra, kaip čia, dalis visuomenės, nėra tokie, kad, žinai, apatiški ar kažkur, tai jie dalyvauja, bet vis tiek valstybės tarnyba susijusi yra su politika, tai galutinį parašą vis tiek deda ministras arba priiminėjam per įstatymus, tai, žinai, ministro valia arba Seimo narių valia vis tiek yra, o valstybės tarnautojai iš esmės įgyvendina, žinai. Tai aš manau, kad jeigu yra, žinai, ministras toks, kuris, žinai, ten vieną ar kitą poziciją turi, tai, žinai, tai nėra taip, kad valstybės tarnautojai visiškai savarankiški. Ministras iš principo turi ir kitų darbų, ne tik medžioklę. Tai iš tos pusės, žinai, pagalvojus, kiek tu gali prigeneruoti gerų idėjų, tai čia tau turėtų specialistai atneš sakyti, žiūrėkit, va, jeigu tai padarysim, abi dvi pusės win-win. Ja, bet aš manau, kad šiaip medžioklė yra perreguliuota. Vienareikšmiškai. Tai, žinai, mes kalbam apie tai, kad čia reikėtų valstybės tarnautojų departamento, atvirkščiai reikėtų galvoti, kad, žinai, mes pasitikim medžiotojais, mes žiūrim į juos kaip, super savarankišką grupę, ir mes Lietuvoje daug ką perreguliuojame medžioklį, dabar, aš manau, kad mūsų kadencijos laikotarpiu atsitraukinėjom nuo kai kurių limitų,
nuo kažkokių draudimų, žinai, ar naktinio matymo taikikliai, ar buvo smagus laikas naktinio matymo taikikliai. Tai, žinai, tai man atrodo, šiaip medžioklėje reikėtų labiau pasitikėti, žinai, būreliais ir medžiotojais. Ir, žinai, ten ministerija turėtų minimaliai kištis, turėtų saugoti saugomas rūšis, spręsti iš esmės taisyklės, kaip sudaromi būreliai, pratęsiamos sutartis. Ir viskas, o, žinai, tai, ja, tada tenai kažką, taip, žinai, reguliuoti, tai, nežinau. Tada apie aplinkos apsaugos departamentą galim dar pakalbėti, nes iš principo jisai yra ministerijos pavaldume ir daugelio medžiotojų manimų yra perteklinė kontrolė iš aplinkos apsaugos departamento, kas liečia medžiotojus ir toks vaizdas, kad tą rimtą brakonierių pagauti yra ką veikti. Ir tu realiai be medžiotojų ar ten bendruomenės pagalbos to nepadarys. Yra visada lengviau atvažiuoti per medžioklės varant, sustabdyti medžioklę, duoti visiems papūst, patikrint, nieko nerast, sugaišinti 2 valandas ir sakyti, va, fainai mes plius užsidėjom patikrinam. O ir jeigu dar kažką neduok dievė, kur kas parašiuką netokį padėjo, tai dar aš paminėsiu dėl AD komunikacijos aplamai medžioklės prasme, tai aš nežinau, kas ten blogai, bet ten yra blogai. Ta prasme, negalima ištisai pilt neigiamų dalykų apie medžiotojus ir vos ne didžiuotis, kad ten kažkas tai kažkam nepasisė. Aš pripažįstu, ten yra šiaip aplinkos apsaugos departamentas arba valstybinėje aplinkosaugoje dirba 500 darbuotojų. Tai mano visada prioritetas buvo sakymas, kad jūs eikite į gamyklas, atliekų tvarkymo įmonės, didelės pramonės, nes, žinot, viena klaida teršalų gali užnuodyti visą ekosistemą, žinai, mišką, miestą, gaisras, ar, žinai, buvo atveju. Tai, žinai, ar Vilniuje, užsidedė, žinai, ten atliekų šitą mašinų šrotas. Tai tas judėjimas nuo gyvosios gamtos, kur mes neturim problemų, žinai, mes nebeturim daug kur problemų. Mes tokių, sakyčiau, gyvojo gamtoje neturim tokių kritinių problemų, kurios ten grėstų rūšies išnykimu. Lūšis atsigavo, taurieji elniai atsigavo, briedžių irgi neišmedžiojo. Vilkų irgi, pakalbėsim. Tai, žinai, tie inspektoriai turi judėti link didelio pavojaus įmonių. O kodėl jie nejuda? Juda, truputį. Juda, bet turbūt medžiotojams norėtųsi, kad žinai, greičiau judėtų ir aš čia pripažįstu, kad kartais, jeigu žvejyboje mes iš esmės jau meškeriojame, sugebam sugauti ūkiniuose pastatuose, žinai, 10 kilometrų nelegalių tinklų, žinai, sudėta. Tai realiai brakonierius pagaunam. Tai medžioklės reguliavime aplinkos apsaugos departamentas vis dar taikosi į tą, gero norinti medžiotoją, vietoj to, kad pasižiūrėtų su operatyvinė informacija į brakonierius. Aš manau, kad tų gyvosios srities, kurie aktyvus dirba pareigūnai, aplamai jų trūksta. Ir, nepaslaptis mano tarp yra ne vienas draugas, kuris dirba toje institucijoje ir aš tikrai žinau nemažai informacijos iš vidaus. Ten reikalų yra daugiau negu turėtų būti. Šiaip tai centralizuota buvo gyvosios gamtos kontrolė, žinai, buvo jinai regioninė, ar centralizuota, kas man atrodo yra geriau, nes truputį buvo irgi tokių tarp medžiotojų, žinai, kad, savas inspektorių, žinai, kad tai čia atsiranda tokia truputį mobilesnė grupė. Bet man iš principo gyvojoje gamtoje mes neturim problemų. Neturim medžioklėje didelių problemų, kaip sakau, su gyvūnų kiekiu. Su žūklė irgi ten situacija tokia, kad lašišas tas pabado pagaudo ten kaip per nerštą. Tai man tuos resursus visada norisi nukreipti į atliekų tvarkymą, vandens taršą, didelės gamyklas, kur realūs pavojai, kur viena avarija yra. Ir tas lėtokai vyksta dėl to, kad, žinai, nueiti ir blaivumą patikrinti arba su prožektorium pašviesti yra labai lengva, o nueiti į rimtą pramonės įmonę ir pasakyti, parodyk taršos leidimą, reikia išmanyti ir chemiją, ir inžineriją. Kur tau ant kupros iš karto teisininkai atsisės. Taip, ir, žinai, yra tikrai didesnė rizika. Tai
Tai žmogiškai aš suprantu, kad norima gamtoj pabūti ir, žinai, pakontroliuoti, bet čia yra didžiosios problemos ir mes bandom tą perkvalifikavimą daryti, kad visgi industrinė tarša būtų dėmesio centre, o ne, žinai, gyvoji gamta, kur mes neturim didelių problemų. Ok. Kokia pačio nuomonė būtų reikalingi pokyčiai medžioklės srityje, žiūrint į perspektyvą? Aš nemanau. Žiūrėkit, mes čia daug kas abejojo, žinai, bet iš 900 būrelių visiems pratęsėm nuomos. Vienas, man atrodo. Ar keli ten strigo? Vienas, man atrodo. Vieno buvo skala ten kažkokia labai jokinga. Jo, bet iš 901, žinai, tai realiai mes neturėjom pažeidimų su būreliais. Gyvūnų skaičius didėja. Ir man atrodo, kad, žinai, valstybė turėtų dar labiau atsitraukti. Medžiotojų branda didėja, žinai, nebėra to tokio dėl mėsininkavimo, žinai, žmonės nerizikuoja ant peilio ašmenų, taip sakant. Kad, žinai, ties įstatymo riba patys medžiotojai sudrausmina vienas kitą, žinai, tai aš nemanau, kad tai yra didelio reikalo dar kažką reguliuoti. Labiau yra, kad valstybė atsitrauktų, tai mes čia turbūt kalbėsim apie medžioklės lapų panaikinimą, nežinai, daug kur aplinkui nebėra, tai man atrodo, čia už metų 2 galima iš esmės būtų atsisakyti net medžioklės lapų. O ką tada darysim su elektroninė medžioklės lapu? Tai gyvūnų apskaitai. Aplamai? Gyvūnų apskaitai. Palikt. Jo, gyvūnų apskaitai, nes valstybė turi kaupti šitą informaciją, o, žinai, tas pats medžioklės lapas, jisai archaiškas. Jeigu šiaip žiūrint plačiai, nesiaurai dėl kažkokių interesų, tai tas medžioklės lapas, aš nežinau, kam jis iš principo reikalingas. Jeigu tu klubo narys sumokėjai mokesčius, tu esi savo medžioklės plotuose, ką ten dar pildyt ir kokius ten kablelius dar dėti. Taip, ypač kai mes... Europai pamedžioju, tai tikrai, kitur jis nėra taip privalomas, į sąsiuvinį užsirašo, kas medžiokliai buvo dėl bendro klubo, kad žinotų, Antanas tiek kartų per metus medžioja. Viskas, ten daugiau interesų jokio nėra. Tai man atrodo, čia iš esmės kryptis turėtų būti nuo to, kad valstybė turėtų nulipti nuo medžiotojų ir, žinai, eiti, žinai, ir aplinkos apsaugos departamentas atsipalaiduos, nes dabar atrodo, kad, žinai, valstybės funkcijos uždėtos turi, žinai, ten labai prižiūrėti, štampuoti lapus ir taip toliau. Tai man atrodo, šitie žingsniai bus kitą metą ar dar kitą metą, žinai, jau kitoj kadencijoje daromi, nes, tiesiog pati bendruomenė pribrando tam, žinai, problemų su gyvūnija neturim. Su tais pačiais vilkais irgi populiacija tiek atsigavo, kad, žinai, net neišmedžiota buvo. Pakalbėsime dar jo apie vilkus. Tai praeitam podcast'e, nežinau, ar teko žiūrėti, neteko, su Laimonu Daukša čia sėdėjom, kalbėjom. Tokį intro buvau Facebooką įmetęs, kuris manęs klausė, pakalbam apie elektroninę medžiotojo bilietą. Aš buvau šitą klausimą visai praleidęs, realiai nežinau, apie ką čia kalba. Tai yra klausimas, kodėl dar neveikia elektroninis medžiotojo bilietas? Jo, tai čia reikėtų klausti Vidaus reikalų ministerijos, nes jie per policijos departamentą turi tą elektroninį. Ten susijungia, kaip suprantu, viskas, ne? Tai čia net ne mūsų aplinkos ministerijos sistema ir jie vėluoja, bet aš šiandien dar tikrinaus, nes, žinai, perėjau per temas, kokios, žinai, aktualijos, tai rugpjūtį jis jau turėtų pradėti veikti, šį mėnesį. Bet čia Vidaus reikalų ministerija, policijos departamentas nesiregistruoja. Aš prisipažinsiu, tikrai tos temos nepagvildenęs, o prasmė to elektroninio medžiotojo bilieto, tai ta prasme, kad aplinkos apsaugos pareigūnas tikrindamas prisijungs ją policija ir pasižiūrės, ta prasme. Kad turėtų prieigą ir aplinkos apsaugos departamentas ir policija žinotų, aš suprantu, kas yra. O kaip į užsienį, pavyzdžiui, važiuojant medžioti tada? Aš manau, kad išrašą galima gauti. Šito nežinau tiksliai, žinai. Nes aš dabar galvoju, Suomiai pas mane į svečius, kai atvažiuoja, tai jie tiesiog atsispausdinę atsiveža. Tikriausiai, turbūt galėsi. Tiesiog eilinis lapas ten. Aš manau. Dar grįžtant prie elektroninio medžioklės lapo, mano ir mano kolegų nuomonė didžiąja dalimi yra, kad jisai šiai dienai, koks jis buvo daromas, jis buvo didinti medžiotojų kontrolę. Vienareikšmiškai. Ir yra niuansas, per paskutinį medžioklės tarybos posėdį buvo vėl pristatomas tas medžioklės lapas, nieko naujo neparodė.
per paskutinį podcastą aš irgi sakiau, ta prasme, kodėl nėra parodoma pirmas dalykas administravimo pusė, kas daug ką išsklaidytų. Kas yra užkulisiai. Jo, ta prasme, aš pats kolego žino ir svetainių kūręs, ir programėlių daręs, aš truputį ten apie tuos dalykus suprantu. Nes dabar viskas apipinta kažkokiais mitais, kad ten seks, matys, gal taip ir bus, aš nežinau. Tai galbūt reikėtų paimti ir realiai parodyti administravimo pusę, kaip ten kas... Manau, nebūtų problema, aš tą administravimo pusę man rodo kaip atrodo. Žinai, kaip man atrodo, šiaip patys medžiotojai neturi daug ko slėpti. Bus medžiotojų, kas naudos popierinį, bus kas naudos skaitmeninį. Dėl slėpimo tai netame esmė, čia yra tiesiog toks moralinis aspektas. Aš, pavyzdžiui, nenoriu, kad aplinkos saugos pareigūnai žinotų, kad aš dabar sėdžiu bokštelį. Nenoriu. Ta prasme, tai yra nesankcionuotas asmens sekimas. Asmens duomenų apsauga. Tai... Jo, aš tą baimę žinau, bet kadangi jis dabar neprivalomas, tai žinai, gali rinktis. Tai žinai, pačiam nesinori, kad kažkas žinotų, tai popierinis, jeigu žinai, kažkas atvažiuoja. Bet pati pirminė intencija tai buvo, taigi iš principo dėl kontrolės, paskui jau dasijungia žiūrių apskaita, sumedžiotojų žiūrių apskaita ir taip toliau. Ar ne? Ne, tai ne, žinai, man atrodo, jeigu taip, žinai, tikėti manimi, ką sakau, tai, žinai, valstybė turėtų nuo kontrolės nulipti, o, žinai, va, ten informacijos surinkimas, pasispaudimas, nes, žinai, yra visokių medžioklės būrelių. Aš irgi gaunu... Tai žinai, visur ir nėra namų bedumų. Tai... Žinai, kiti medžiotojai ateina į būrelį, ten lapą negauna, dar kažką, žinai, po to vienas vienam kampe miško, kitas kitam kampe miško, žinai, ir prisiregistruoti nori, tai, žinai, ten tiesiog gali paskambinti. Tokių situacijų yra, žinai, gauna aš e-mailų, kur, žinai, sako, labai gerai, labai laukiam, bet yra vat ir tokių, žinai, nu, kurie mato, kad gali būti blogam panaudota. Tai čia man ir kariškiai, ir, žinai, ir kiti žmonės, kurie sako, aš ne visai noriu, žinai, kad tuo metu žinotų, nu, kur aš esu, tai, žinai, tai paliktas yra popierinis lapas į sveikatą, žinai, per jį, žinai. Bet už, sakau, metų dviejų turbūt pribręsim prie to, kad, nu, iš esmės tą medžioklės lapą panaikinti. Nu, aš manau, kad vis tiek dar apie tai reikia diskutuoti, žiūrėti, kur kokie niuansai. Gal ir taip, gal kažkokių dar klausimų kils. Maža ką, nes medžiotojų bendruomenė jau yra realiai pasikeitus ir nėra taip, kad atlaisvinkit, mes dabar čia safari darysim. Subrendę žmonės jau truputį kitaip mąstantis ir nu, dažnai kartais yra grėsmės visur. Bet šiaip su įstatymais dažnai būna, nutinka kažkoks ažiotažas ir tada pagal tą ažiotažą sugriežtinama yra, žinai, visa apsauga. Na, pavyzdžiui, paimkim kitą sferą. Vilniuje nupjovė ten vieną ąžuolą nekilnojamo turto vystytojas. Tai dabar taip sugriežtino Seime, žinai, kai kurie, nu, mes nebuvom tokie griežti, bet taip sugriežtino miesto medžių kirtimą, kad žinai, nu, po to... Dabar jau nebenukirsime. Audra išvertė. Ir ant tinklų ir kabelių lūžta medžiai, kurių negalima nukirsti. Tai čia šiaip... Čia, ta prasme, buvo konfliktas, užkrito medis, negali kirsti dėl to, kad pakeis tas reguliavimas? Nu, iš principo, tai žinai, nu, bet čia šiaip visuomenė yra tokia, kad, žinai, nutinka kažkas, nu, ir medžiotojai turbūt atpažins tokių istorijų, kad nutinka kažkas, nu, tokio... Rezonansinio, nejaukaus ir pagal tai po to, žinai, nu, sureguliuokim, žinai, visą sferą. Tai politikam žiauriai reikia atsispirti nuo to tokio persistengimo, žinai, kai tenai... Nu, bet o ką kartais daryti, kaip daugiau nieko nesugalvoji? Nu, jo, žinai, tam, kad politikas būtumai, tai, žinai, reikia ne vienkartinis. Bent jau per 4 metus tai kažkas turi per žinias pamatyti, tai ta prasme turi irgi kažką galvoti. Tai ir naudoja situacijoms. Galim gal kažkiek apie finansus pakalbėti, nes yra klausimas, kiek jau kainavo elektroninis medžioklės bilietas, jo aplamai diegimas ir elektroninio medžioklės lapo projektas. Tai elektroninis medžioklės bilietas kainavo 160 000. Jisai čia, kur ta sistema... Čia būtent iš aplinkos ministerijos srities. Jo, kur dabar vidaus reikalų ministerija ir policijos departamentas turi bilietą. O šitas elektroninis medžioklės lapas, tai jisai skaitmeninis tas. Tai
apie 200-300 tūkstančių, nu čia darbo užmokesčių. Čia su programėlė? Jo, su programėlė darbo užmokesčių. Nu, tai žinai, kai kas taupysis, nes po to atsiranda, žinai, mažesnė administracinė našta, žinai, ten žmonės gali tada atsilaisvina, nes automatiškai nereikia popierių surinkinėti. Man tiesa dėl tų visų palaikymų, tai yra vienintelė mintis, nes aš žinau, kaip privačiam versle, tai, sakykime, yra daroma, tai sukuri projektą už nebaisiai daug, pasirašai administravimo sutartį 15 metų už brangiai ir savo ramiai gyveni. Nu, ne, taip mes čia su IT irgi dabar labai daug IT projektų darėm ir čia mano patarėjas toks Eimantas Norkūnas, pats atėjęs iš IT verslo, tai numušėm tas kainas 10 kartų, žinai, irgi ten matėm, kad tipinė schema būdavo tokia, kad ateina programavimo įmonė, sukuria tavo produktą, bet savo visą programavimo kodą pasilieka pas save. Pas save, o ministerijos neperimdavo tada ateityje bet koks aptarnavimas, bet koks tobulinimas neįmanomas, nes visi smegenys yra pas tą buvusi firmą. Tai žmonės verslą daro. Nu tai va, ir po to prisiriša, tai dabar mes masiškai periminėjom šitos programavimo kodus atgal, kad tokios klaidos nebūtų, kai kur, žinai, bet čia kita tema. Ja, čia jau techniniai niuansai. Ar aplinkos ministerija turi kokį matymą ar planą, kaip AKM kontroliuoti? Buvom su čia kiaulininkai susėdę, problema žiauriai didelė. Pas juos tai ten tragedija? Ten tikrai yra didelė ir vyksta pasitarimai, bet Bet ar yra kažkokių realiai bent jau idėjų, kaip tą būtų galima padaryti? Aš nežinau. Paėmė Ispaniją, tai supranti, kad neįmanoma atskratyti toks vaizdas. Jo, atrodo prislopina ir vėl. Po kažkiek laiko vėl pykšt. Ta prasme, gal yra vienas variantas, visus šernus išmedžiokim, bet mes nesam sala. Aišku. Ta pati Latvija, Lenkija, nuo Baltarusijos gal atsitversim sieną, tai gal nebepraeis. Tai anksčiau ar vėliau grįš ir tie šernai. Baltarusija lieka pelkės ir upės, kurios, apie 100 km, kurios yra be tvoros. Tai. Aš mačiau vaizdų ten, kur nuo tų pabėgėlių tvorų pristatė, kaip su žvėrim ten kokią situaciją, bet mes tos temos neliesim, nes ten šalies saugumas yra prioritetinis klausimas, tai vienareikšmiškai. Jo. Berods pernai medžioklės saugumo egzaminas buvo panaikintas kas 3 metus, tai kokios pagrindinės priežastys buvo to? Čia, aš pats vairuoju irgi, tai kelių eismo taisyklės keičiasi, kiekvienais metais, bet jų nereikia perlaikyti. Tai, tuo pačiu principu ir mes, medžiojantis medžiotojai, jie neturėtų eiti pakartotinai į saugumo kursus, tai mes čia pasitarę irgi su bendruomenė, išėmėm tą punktą. Nes aš manau, buvo kas už, buvo kas prieš. Jo, tai viena vertus tai pririšdavo prie draudijų ir asociacijų, nes jos gaudavo viena vertus ir pajamas ir veiklą. Tai, pririšdavo prie klubų, bet kita vertus tai buvo, vis tiek archaiškas dalykas. Čia nėra kažkokia atestuota veikla, Jeigu mano nuomonė, tai aš būčiau palikęs. Nes aš pats medžioju ir būna tokių situacijų, kur tau būna nejauku. Žmogiškąja prasme, ne? Tai bijau, kad tų situacijų gali ateityje daugėti, arba yra kitas kelias, nežinau, kažkaip tada įgalinti medžiotojų asociacijas, nežinau, kad vis tiek patikra šaudymo žinių, to saugumo visą techniką, iš principo turėtų būti. Aišku, tai yra kiekvieno medžiotojo kaip ir pareiga, tai žinias mokėti naktį pakeltam mintinai, bet gyvenime visko būna tai. Aš manau, kad iš principo, jeigu medžioklės vadovas Tai dabar medžioklės vadovas aplamai atsakomybės jokios nebeneša. Jo, bet jeigu tu suburi medžiotojus, tai ta prasme tu vis tiek instruktažą pravedai. Yra problema, galbūt svečiai kaip atvažiuoja. Tai aš girdėjęs ir čia, kur čia Kėdainių regione buvo, kai
važiavo kažkas, iššaudė visus, taip sakant, tą patį burelį, po to tas pats burelis ten priskundė. Tai, nu, aišku... Ne, ten buvo komercinė medžioklė. Jo, komercinė ten, kur medžioklė. Nesuskaičiavo, Hebra nespėjo skaičiuoti, kiek sumedžiota ir virš limitus rezultatų. Taip. Yeah. Tai ten, nežinau, po to mes ten ilgai aiškinomės, iki galo neišsiaiškinom irgi ten kažkaip keistai man ten biškai ir Ten per didelis maštabas buvo. Bet yra tų kritinių atvejų, bet nelaimės įvyksta, nu kada, tai va čia, žinai, nelaimės ar tragedijos buvo Biržuose kažkas čia. Dar buvo Varova. Tai, nu, jos... Bet ten konkrečiai nelaimė, nes, ta prasme, tu ten norėdamas nepataikysi. Ja, bet, nu, tiesiog būna tokių dalykų gyvenime. Šalutiniai atvejai, kur, man atrodo, saugos taisyklės, nežinau, aš paskui nemedžioju, tai ministras negali visko žinoti, bet tokia mūsų buvo kritinė nuomonė, kad, nu... Ir su bebru, kur buvo dar. Čia, kur povandeninė žūklė ir galvoja, kad bebras šovė, o pasirodo... Bet ten dar vieną aš nežinau, čia plėtkai ar neplėtkai, bet esmė tame, kad tą narą, kuris ten badė tą žuvis, liktai aplinkos apsaugos departamento pareigūnai sekė. Jie žinojo, kad ten vyksta ta tokia veikla, aišku, nieko neinformavo. Nu, nežinau, ar tai būtų įsprendę, nebūtų, bet... Jo, nelaimės baisios. Šiaip gandai labai turi gandų natūrą, kad jie labai greitai sklinda, greičiau negu tiesa. Tam ir gandai. Nes jie būna visada tokie saldus, tokie intriguojantys. Tai visur turi būti sąmokslo teorija kažkokia. Kitaip neįdomu. Ką manote apie pavasarinę žąsų medžioklę? Neturiu nuomonės. Čia esmė daugiau dėl žalos pasėliam. Čia dėl pasėlių žalos. Aš turiu pasirašęs ir LMŽD teikė ten medžioklės taisyklių, tą papildymą ten buvo. Jo, žinai, aš šiaip ūkininkus tai užjaučiu, nes, žinai, vienas žąsų užpuolimas arba gervių, žinai. Tai ten ragas. Viskas tavo, žinai, metų pajamos dingsta. Nes mintis buvo tokia, kad, ta prasme, želmeninės ir baltakaktės žąsis nuo kovo iki balandžio 15, o kanadinės berniklės visus metus, nes jos invazinė rūšis yra. Ir dar buvo parašyta taip, kad nedaugiau 2 žąsų vienam medžiotojui. Tai mintis buvo tokia, kad tu vis tiek, jeigu tu eini pavasarį į tą lauką jau saugot, tai automatiškai gervės jau ten nebebus, jos kažkur įskris, nes jom nemėgsta jos draugijos žmonių. Pašaudysi ten į orą, sumedžiosi, nesumedžiosi tą žąsį, čia kitas klausimas, bet esmė tame, kad gausios pasėlio apsauga, vaikymas bent jau kažkoks. Jo, mes turėjom diskusijų su ūkininkais ir čia yra skola jiems iš tikrųjų neišspręstas klausimas. Tas, kas yra saugotinos rūšis, tai mes už jas kompensuojam. O kas yra nesaugotinos rūšis, mes turėtumėm turbūt leisti reguliuoti. Tai va, aš manau, kad specialistai aplinkos ministerijos matė šitą klausimą, bet gal iki pačio nedaja. Man labiau į ūkininkai kėlė, ką daryti, nes jie iš esmės desperatiški, žinai, jeigu dėl stumbrų. Tai ten nėra variantų kitų jam, tas pats, kas su stumbrais, jie ne kiek suėda, bet kiek užėda. Mes jiem ir kompensacijų už paukščius neturim iš ko mokėti. Ką manot apie medžioklės ir kariuomenės veiksmus suderinamumą naujai steigimuose Tauragės ir Šilalės poligoninuose? Šiaip tai krašto apsauga visuotinis, taip sakant, prioritetas. Ir kažkaip, man atrodo, vis tiek valstybė yra savininkas žvėrių pagal konstituciją. Žinai, jeigu būtumėm prieš metus pradėję tenai planuoti poligonus, tai greičiausiai būtumėm tiesiog nepratęsę būrelių nuomos sutarčių. Ir, žinai, dabar tenai, kai sakoma, kad čia reikia milijonus kompensuoti, žinai. Ne, kalba gal labiau yra ne apie tai. Mes čia ir su krašto apsaugos ministru kalbėjom ir turėjom susirinkimą ir gal dar kalbėsim, kad esmė tame, kad tų žvėrių ten vis tiek bus. Vienareikšmiškai, kažkas jos turės kontroliuoti. Tai yra kalba apie tai, kad galbūt pagal kažkokį grafiką suderinus su vadai, su viskuo, vyktų kažkokia tai veikla, kažkokia tai kontrolė, nes didžiausia baimė yra ne tai, kad ten medžiotojai bus, bet dėl
karių saugumo, kad neatsitiktų nelaimės kokios. Šiaip tai krašto apsaugos ministerija, aš kažką žinau, bet iš principo pasakysiu, kad kai kuriami poligonai yra... Ten yra kvalifikacijos, ne visose šaudoma. Jo, ne visose šaudoma, tai bet koks ten bus poligonas, priklausys labai stipriai nuo situacijos čia, žinai, kas ten bus Pabradėj, kas bus Rukloje, kas bus Rūdininkose, žinai, reikia ir Vakarų Lietuvoje tokio. Tai ką kariškiai sumanė, gal jau turi, žinai, su NATO tenai apsprendę vienokį ar kitokį. Nemanau, kad medžiotojai yra didysis trukdis jiems. Tikrai ne. Tikrai ne. Ir čia, žinai, kaip pats sakai, žvėrių bus, jos reikės reguliuoti. Ten bus gal mokomasis, gal bus pastovusis, gal bus aptvertas. Vėlgi, žinai, Lietuvoje situacija tokia, kad kariškiai labai dinamiškai planuoja, žinai, plėtrą. Ir mums dabar taip pasakyti, kad žinai, medžiotojai bus išstumti iš tenai dėl to, kad poligonas ten bus pilnos apimties, aš nežinau. Priklausys nuo krašto apsaugos planų. Čia kaip pasakyti, čia nėra tas klausimas, sakykime, toks, kad stotumėmės pėstų ir sakytumėm dabar poligonų dėl to nedarom. Ne, tikrai netame esmė. Tiesiog savi vyrai daug metų, ta prasme, savo bendruomenę ir kažkaip nesinori ir jų numest ir, atsitiko, žinai. Ja. Taip irgi neturėtų būti. Yra ten tokių pasvarstymų, kad jiems gal mainais perleisti profesionalius medžioklės urėdijos plotus, nes jeigu jie pasislinktų, tai galbūt valstybė perleistų tuos. Bet šiek tiek dar ankstyvas klausimas, nes kariškiai dar nepasakė, kokio režimo ten bus tas poligonas. Ar jis bus mokomasis, ar jie ten pjaus tuos miškus ir turės daryti plynės. Ar jie paliks miškus, ar jie užtvers ar neužtvers. Mes iš kariuomenės nežinom dar visos situacijos, todėl medžiotojams irgi negalim pasakyti, žinai, ar jums leis ar neleis ir, žinai, kaip ten bus. Bent jau iš intencijos, ką girdėjau Kasčiūną kalbant, tai manau, kad ten sprendžiamas klausimas. Dabar perbėkim per vilkus, tai kaip ir prieš tai kalbėjom, vilkų turim tikrai pakankamai ir daugiau negu galbūt reikėtų. Aišku, čia iš kiekvienos varpinės skirtinga nuomonė. Tai pernai buvo nesumedžiotas limitas. Pačio nuomonė, kas tai lėmė, kodėl limito neišnaudojom? Kai planavom limitą, tai buvo skaičiai svyravo tarp 300 ir 400. Aš dar tarkavau už tai, kad per mažai davė. Jo, tai mes ten tokį aukso vidurį, kažkas 349. 341 buvo. 341, o sumedžiota buvo... 289. 289, tai 50 vilkų lyg ir nebuvo. Jo, neišnaudotas. Tai aš nežinau, kodėl neišmedžiota, gal yra... Problemų yra daugiau su probleminiais vilkais. Bet tos problemos netaip sprendžiasi. Su probleminiais vilkais. Mes tiesiog matom, kad aplinkos apsaugos agentūra per lėtai išdavinėja probleminio vilko leidimą. Tai dabar pasakym, per dieną 2 turi būti, žinai, išduotų vietoj to, kad tenai 3 savaitės laukti. Tai dabar girdėjau, kad jau kažkas, tai į gerą pusę. Nes kokiuose nacionaliniuose parkuose, plateliuose buvo ten draskė, žinai, žmonės prie žmonių pradėjo rodytis, tai su probleminiais vilkais tikrai mums reikia labiau tvarkytis, o su medžiokliais skirtais limitais, šiemet... Nes tą didžiąją masę irgi turi išmedžioti, nes, sakykime, dabar 50 vilkų nedamedžiojam. Ką mes su jais darom, tai dadedam į šių metų limitą, ten tai ir prieauglis jau atsiradęs. Yra pasiūlymas iš medžiotojų asociacijų ir draugijų, kad ankstinti medžioklės laikotarpį. Latvijai medžioja nuo Liepos 15 gal? Aš tiksliai nežinau, bet grinai mes kalbėjom apie tai, kad pankstinti, aš nežinau, ten turbūt buvo apsispręsta. Pas mus buvo kalba, man atrodo, nuo rugsėjo. Jo, nuo rugsėjo kažkas tokio. Nes tada pagrindiniai... Žindimas jau baigėsi ir... Tada moko jauniklius, medžiot. Taip. Nes aš pats, ta prasme... Bet tai linkiu, taip sakant, medžiotojams. Aha. Aš pats sergu vilkų medžioklę ir mokiausi, važiavau į jau dabar mum nedraugišką šalį mokytis kaukti, nes ten buvo žmogus, kuris tą moka daryti.
išmokau, sėkmingai tą darau, bet galiu pasakyti taip, kad sėkmės šansas yra labai nedidelis, kad tu juos ir matai, kad jie tau ir atsiliepia, o šiaip dauguma vilkų sumedžiojami netyčia. Tiesiog medžioklės varant arba sėdėjo laukia kažko ir vat vilkas išėjo. Kad taip tikslingai, Lietuvoje tikslingai vilkus medžioja, tai tikriausiai ant 2 rankų pirštų suskaičiuočiau, kiek žmonių. Tai klausimas, ar nereikėtų dar vilkų apsaugos planą peržiūrėti ir nežinau, keisti terminus ir galbūt leisti prie masalo medžioti natūraliai gamtoje randamo. Ta prasme, nes jie, jeigu pasipjoja kažkokį žvėrį, ne, tu jį radai, tai faktas, kad jie prie jo grįž ir grįž ne kartą. O dabargi negalima iš principo tykot prie žvėries. Davidai, nežinau, aš ne viską. Sumedžiojate nelnio, liko kažko, nuvežti ir padėti vilkam, to negali daryti. Čia yra tokių, kurie sako, žinai, apsauga turi būti, žinai, su šunimis ir taip toliau, taip sakant, išugdant, bet... Tvorą, sako, apsitverkit. Taip tverkim visą Lietuvą, tvorom, pajungkim elektrą ir turėsim Aušvicą. Dideli prašymai, žinai, paremti iš ministerijos ten tų tvorų įrengimą, šunų treniravimą ir taip toliau. Bet man atrodo, buvo prieš tai parama kažkokia, ne? Gal ir buvo, bet aš nepamenu, kad dabar būtų ta parama. Bet iš esmės, limitus mes didinsim, žinai, yra tas miškų vilkų metodika apskaičiavimo, tenai pagal šeimas. Jūs limitus gal padidinsit, o kaip mes juos sumedžiosim? Aš irgi nežinau, kaip jeigu tai yra laimės reikalas, žinai. Bet situaciją reikia spręsti, tai žinai, čia... Vienas iš variantų realiai ankstint terminą. Tas medžiojimas galbūt prie masalo irgi pagelbėtų, bet aš nemanau, kad atsirastų labai daug entuziastų. Ten juodas darbas. Tai vilkas, jisai 10 kartą tave apgaus, tu net nežinosi, kad tave apgau. Bet, aišku, visos geros intencijos yra sveikintinos. Svarbu to nebūtų, žinai, kad tokio radikalizmo kaip čia, kaip prieinama, o čia vilkas yra išskirtinė rūšis, kurią reikia labai saugoti ir taip toliau, tai, žinai, atrodo jau atsispyrėm visuomenėje. Bet buvo tas laikotarpis, kaip, man tai keista, šiaip, kaip prasideda, buvo atsimenę diskusijos dėl naktinių taikiklių ir dėl lankų, kai buvo, tai tada žaliųjų organizacijos labai kėlė stirniukų nuotraukas visokias, labai myli. Jo, kokia bus tragedija. Kai prasidėjo vilkai, kurie valgo tos pačius stirniukus, visą realiai jauniklius labai mėgsta, minkštą mėsytę pasaką. Tai tada jau tos stirniuko nebemylim, bet vilką mylim. Tai negalima gal to taip skirstyti, turi būti balansas kažkoks protingas. Žinai, čia tiek, ką pažįstu ir, žinai, kas man patarinėjo, tai, žinai, sako, jeigu žmogus jau kišasi į gamtą, tai reikia, žinai, reguliuoti. Tai, žinai... Mes jau nebegalim nesikišti gamtą iš principo. Ir čia dabar nėra kelio atgal, kad mes grįšim į kažkokias laukinės sąlygas, kur, žinai, gamta susitvarkys pati, žinai. Yra labiau klausimas, žinai, kaip reguliuoti ir ką proporcingai reguliuoti. Tai grįžtant prie vilkų, vilkų gausa vėl didėja iki nevaldomo, žinai, tai reikia irgi medžiotojų pastangų, žinai. Iš principo tai net neaišku, kiek jau dabar jau čia yra. Jau sunkiai suskaičiuosi. Tai kad sniego nebėra, pėdsakų nebematot. Sniegas jau dabar tik tai Austrijoje to bus, man atrodo. Dabar vėl grįžtam prie pinigėlio, mokestis už medžiojamus gyvūnų išteklius įskaitamas 5% į valstybės biudžetą, 5% į savivaldybės. Su savivaldybių pinigais kaip ir viskas aišku, bet yra klausimas, kas yra daroma su likusia 5% suma, kuri iš principo yra apie 1,8 milijono eurų. Tai būna kompensacijų mokėjimas pagrinde. Už žalą? Ir už žalą. Čia šitų, kur nemedžiojamos rūšys saugoma. Taip, tai tenai eina turbūt ir stumbrams, ir kitiems, nes yra po to irgi administravimui, aplinkos apsaugos departamentui.
Tai iš mūsų gyvena. Jo, bet jie... Turėtų mus labai mylėti. Ja, viena vertus taip, bet kita vertus jie turėtų brakonierius. Turėtų brakonierius gaudyti ir mus mylėti. Bet kitas dalykas, kad yra visokių projektinių lėšų. Tai pavyzdžiui, irgi tenai aš įsivaizduoju, kad anksčiau būdavo tai lūšių populiacijos atgaivinimas iš tų pinigų, žinai, ten keletas medžiotojų asociacijų projektų būdavo. Tai galų gale mes irgi remiam, pavyzdžiui, tas pačias trofėjų šventes, Raudonės pily, tai tenai, žinai, ten ir po 20 ir po 30 tūkstančių prisidėdavom po to prie komisijų, tai grįžta tie pinigai į medžioklę, aišku, gal ne visi taip tiesiogiai. Tikrai ne visai apimtim. Tai tikrai ne, žinai, kažkas aplinkos apsaugos departamentui, kažkas ūkininkams už nuostolius ir taip toliau. Nes dar sekanti mintis yra tokia, kad ta prasme dabar nuėmėm elnių limitus, ne? Tai gal reiktų skirti iš šitų lėšų ir žalos kompensacijai, nes žvėris yra valstybės tol, kol jisai ant 4 kojų. Taip. Tai iš principo, kaip valgo, tai jisai yra valstybės. Medžiotojų pareiga, kad jau būtų atitinkamas kiekis. Čia irgi niekas nesiginčia, bet žala dažniausiai daroma ne medžioklės sezono metu, tai va, čia irgi, manau, yra mintis pamąstymo. Tai pinigų mes neturim per daug taip, kad padengtumėm ūkininkam nuostolius. Tai čia yra didžioji problema, nes nėra tiek tikrai sumokama. Aš nemanau, kad ten tiek nuostolių šiai dienai bent jau yra, nes... Pakviesiu kitą kartą į ūkininkų susitikimą. Teks išklausyti, kad nuostoliai dideli. Okay. Ypač daržovininkam, nes jeigu ten kalbam apie augalininkystės ūkius, tai maži, kaip hektaras mažiau, bet jeigu daržovių hektaras, tai gali būti 20 tūkstančių derliaus kaina. Bet kokiu atveju vis tiek, ta prasme, manau, kad tas lėšas irgi galima būtų pagalvoti, kad būtent tai žalai atlyginti. Dabar žiūriu, kažkur dingo mano vienas klausimas, bet aplinkosaugininkai klausia, dirbantis, kada planuojamas automobilių parko atnaujinimas, nes jau su esamo mašinom jau reikalai. Sakė, jau reikalai. Ir tos, sakė, 2 elektrinės nesiskaito. Tai tos, yra dabar 16 elektrinių. 16 elektrinių. Aplinkos apsaugos departamentą nupirkta. Šiaip aplinkos apsaugos departamente beveik 100 automobilių į Ukrainą iškeliavo. Aš šitą pamenu ir jie pats minėjo, kad ten geros būklės išvažiavo. Pavyzdžiui, dabar Bagius 4 atidavėme irgi Ukrainai, bet dėja jau keletas ir susprogdinta buvo tenai. Ne kurortas ten. Tai atnaujinimas yra ten plane, čia elektromobiliai, aišku, jau nežinai, gyvosios gamtos kontroliai, bet tikrai planas yra, šnekam ir su profesinė sąjunga, žinai, ten uniformos ir, žinai, techninis aprūpinimas. Tikrai pakyla jau tie, kas dirba aplinkosaugininkais, jau iš materialinio aprūpinimo, turi jausti, kad, žinai, situacija pagerėjus, bet ne su visais automobiliais. Jinai pagerėjus, bet, sakykime, dar kai kur liūdnai atrodo. Ta prasme, aš į reidus esu važiavęs ir dalyvavęs aplinkosaugą. Kai kurios mašinos bet kai kurios, ten liūdesys. Kalbėjom prieš tai apie medžioklės temą, bet pačią nuomonę, kas yra Lietuvoje, kodėl toks vaizdas, kad visi lietuviai išmano tikrai 2 temas. Pirma yra medžioklė, antra yra krepšinis. Nežinau, gal dabar jau ir 3 kokia tema yra. Disko metimas šį vakarą, bet mes čia įrašinėjom. Jūs čia truputį vėliau matysit. Dar nežinom, kaip su Oleknom bus. Bet pačią nuomonę. Šiaip, medžioklės tema yra aštri, karšta, nežinau, kiek visuomenė įdomi, bet politikam tai įdomi ir toks gaunasi kaip jojamas arkliukas truputį. Tai... Žinai, čia man labai keista, biškai tai prisipažinsiu, aš pats, pavyzdžiui, mėsos nevalgau, bet aš labai suprantu medžioklės misiją, tradicijas, identitetą ir taip toliau. Ir, žinai, man labai keista, kai jau ta moderni šiandienos visuomenė visiškai nežiūri, kas dedasi pramoniniai mėsininkystėj, kaip veikia paukštynai, kaip veikia kiaulynai, kaip ten kuo maitinama, kaip šeriama, kaip... Man yra... O, žinai, tada sako, medžioklė tai yra kažkas žiauraus. Ne.
ir nors turėtų būti atvirkščiai, kad laisvėje gyvenantis žvėris. Jis visada turi šansą tai apgauti. Bet jis išgyveno visą pilnavertį gyvenimą. Diskomfortą. Ta prasme, sveikai maitinat. Būtent. Ir va čia tą modernę visuomenę, ypač miestiečiam, žinai, reikia kažkaip išaiškinti, kad... Kad mėsa ne Maksimos lentynose? Jo, kad Maksimos lentynose užaugęs viščiukas, jisai yra labai hormonais audinamas, dažnai yra antibiotikais. Jie ten irgi vis tiek į tą jau eina gerą pusę. Taip, bet reguliavimo labai reikia daug, žinai, irgi, nes tai yra, žinai, tai yra gyvūnų gerovės. Jeigu kažkas rūpinasi gyvūnų gerovę, tai turėtų galvoti ne apie medžioklę, o apie pramoninę mėsos arba paukštienos pramonę. Man yra tekę dirbti gal 2 mėnesius senai čia labai įmonėje, kuri skerdyklos įrangą aprūpindavo. Ir aš vieną kartą pabuvau Latvijoje, tai aš po šiai dienai atsimenu. Ta prasme, medžioklė hebra, su tuo kaip ten vyksta, čia saldainis. Ta prasme... Tai va, ir čia vat kažkaip, o medžioklė turi aiškią misiją. Jeigu, žinai, pradedant to, kad keliuose kas 3 avarija su žvėrimi. Medžioklės misija yra žvėrių populiacijos kontrolė. Taip. Jeigu ūkininkai skundžiasi, žinai, valgytais laukais, jeigu miškininkai, žinai, turi, žinai, iš viso frustracijų miškininkai yra, nes medis, kol užauga, žinai, kol viršūnės nenuskabo, tai, žinai, kiek reikia 5-7 metus, o, žinai, kiek kanopinių dabar čia prisiveisia. Tai jo, su to yra problema tikrai. Tai, žinai, kai matai tą miškininkų frustraciją, kai jie užaugino, įveisė, jiem reikia, žinai, Europai atsiskaityti, tai yra, žinai... Aš ne miškininkas, pažįstu miškininkų, bendrauju. Ne, aš žinau problematiką, bet iš jų pusės, kiek girdžiu iš paprastų miškininkų, kad ten irgi ne viskas padaroma, taip galbūt kaip reikėtų padaryti, kaip ir visur yra visokių niuansų. Na, iš esmės, žinai, miškininkai negauna europinios paramos, miškininkai dažnai irgi visuomenė žiūri, kad čia miškas yra jau nebe miško savininko visuomenė. Valstybės, tai aš miškininkus irgi stipriai suprantu, kad jie įspausti į kampą yra, žinai. O dar jie irgi, ir miškininkai, ir ūkininkai vis tiek kelia klausimą, kodėl jie negali tapti medžioklės būrelių nariais. Jie gali. Jie gali, bet dažnai arba kartais, negaliu sakyti, dažnai retai ir tik tai kartais, bet susiklosto konfliktinės situacijos. 9 iš 10 tų konfliktinių situacijų yra klausimas asmenybėse. Ta irgi pripažįstu. Asmenybėse. Principai ir ego. Ta irgi pripažįstu. Ir va ten tada prasideda šitas. Jo, bet tada negali pasakyti, kad, žinai, asmenybė arba principai yra miško savininko rūtininko pusėje, o, žinai, medžiotojas jau visada... Ne, aš nesakau, abidvi pusės dėl kažko taip atsitinka, kad nesutarė. Tai abiejų pusių dažniausiai ir būna klausimai. Jo, tai bet, žinai, miškininkai ir ūkininkai, jie dažnai jaučias biškį frustraciją, kad sako, žinai, kaip ir turim, bet negalim apsaugoti. Bet, žinai, mes labai daug šnekėjom apie tokius, kur čia konfliktinius dalykus arba kas čia, žinai, taisytina, bet, iš principo su medžioklė Lietuvoje yra gerai, žinai, mes urėdijoje išlaikom tuos visus, žinai, profesionalius medžioklės plotus, būreliai pratęsė savo veiklą, žiūrėk, su naktiniu taikikliu irgi įrodysit nuo gegužės 1, kai gavot, kad, žinai, nieko čia neįvyko. Realiai nieko ir nevyko. Jo, po to, žinai, turėjai, elniai limitai dingo, skaitmeninis medžioklės lapas atsiranda kaip alternatyva, kas norės, tas naudosis. Su aplinkos apsaugos departamentu mes vis tiek įstumsime nuo gyvosios gamtos labiau link pramonės reguliavimo. Tai aš kažkaip, žinai, žvėrių gausa didėja, medžiotojų atsakomybė ir branda auga. Žinai, LMŽD irgi stipriai keičiasi, žinai, aišku, dar liko problemų turbūt su regioniniais padaliniais įgrūdybėmis. Bet tikrai... Visur yra. Jo, žinai, tie medžiotojų renginiai, Huberto šventės irgi... Čia pats buvo įspūdinga, atrodo. Taip, klestinčios. Tai mes irgi, kaip ministerija remiam. Tai taip grįžtant prie esmės, tai, ta prasme, jeigu kažkas iš šono turėtų žiūrėti, aš nemedžioju, žinai, svetur, bet man atrodo, į Lietuvą žiūrint,
turėtų džiaugtis, žinai. Vokiečiai kokie, pavyzdžiui, atvažiuoja, tai už galvos sienų sako, wow. O čia sako, tai wow. Tai pabaigai. Vis tiek yra galimybė ir toliau patį matyti Seime. Jeigu būtų galimybė, ar bandytum antrą raundą imti ar ne? Žinai, šiaip tai prieš statistiką, žinai, šiaip aplinkos ministro kaip gyvybės laikotarpis 1,5 metų, nes ten buvo nuo 7 mėnesių iki 7 metų. Bet, žinai, niekada negali sakyti politikui ne, bet, žinai, turi būti darbinga atmosfera. Jeigu tu, žinai, jausies, kad tu, žinai, turi veikti prieš save, tu, žinai, neturi partijų. Bet kaip atsijauti, ta prasme, atsakytų, Simonas, žiūrėk, viskas gerai susidėlioja, ar norėtų? Tai niekada nesakyčiau ne, nes yra tas įsibėdėjimas ir, žinai, gali tęsti, žinai, pažįsti bendruomenę, pažįsti kertinius žmonės, jie tave pažįsta, jie betarpiškai gali, žinai, ar tu, žinai, mane pasigauti, ar bet kas kitas, žinai, ar tai būtų miškininkas, ar, žinai, ten bet kas kitas, bet pati aplinkosauga, jinai žiauriai alinanti yra, nes čia yra reguliacinė ministerija, žinai, yra visada dvi pusės. Ir, žinai, labai sunku išlaikyti tą balansą ir jeigu ten kokia yra susisiekimo ministerija, jeigu yra ekonomikos ministerija, tai visiems aišku, kad daugiau būtų investicijų, daugiau eurų, daugiau lėktuvų. Storesnis asfaltas. O čia, žinai, kiekvienam klausime yra kirsti, nekirsti medį. Bet kai kur, irgi ten nueita iki tokių marazmų, ta prasme, žinai, mūsų seneliai iš kapų atsikeltų, sakytų, vaikai, kuo mišia užsiema? Tai, kitaip tariant, nesakau ne, bet, rinkimai bus įdomus. Šiaip Lietuva brandi valstybė, žinai, jeigu čia taip apie politiką šnekant. Mes nepriklausomybės atkūrime esam 34 metai ir mes esam 18 vyriausybė. Tai, žinai, paskutiniai 4 premjerai, Šimonytė, Skvernelis, Butkevičius ir Kubilius, pilną terminą išsėdėjo. Tai tu tada, iš principo gali ateiti rinkimus, ateiti su programa, ateiti su, žinai, ir 4 metus dirbti ir, išpildyti ją arba neišpildyti. O po to ateina rinkėjas ir sako, žinai, out, arba, žinai, duoda. Problema tame, kad galbūt tie rinkėjai karštais pamiršta, kas tose programuose buvo. Tai čia momentas yra pasikviesti ant kilimėlio, dabar prieš rinkimus ir klausti, žinai. Su ta intencija mes kaip ir padariau. Čia turėjau tokią idėją politikų reitingus, būtent kas. Gal pačiam matyti. Tavo ten buvo, kad padarykim reitingą. Aš padariau, viskas labai. Vienas lankomiausių puslapį. Medžioklės klausimais, ne? Ta prasme, kaip balsavo, kaip komitetuose kalbėjo, už ką ranką kelia ir pagal tai balai. Aš ten nesu aukštai, žinai. Nesi, šiaip galbūt tom aukščiau, bet su naktiniais ten labai nusimušiai. Aš naktinėse nedalyvau, nes... Dalyvavai? Aš nedalyvau. Pirmam aš dalyvau, bet po to antram jau, kai buvo po Šimonytės, jau ten paskui nebelabai dalyvau. Aš sakiau nei po tos pusės, nes man ten tai buvo neargumentuota ir, žinai, ten... Bet galiu pasakyti, kas liečia naktinius. Šernų sumedžiojimas realiai. Kiek žinau, labai paaugo. Realiai, tikrai paaugo. Aš pats kažkaip laiko nelabai turėjau ir tiesą pasakius nusipirkau tą naktinį, bet 2 kartus tik buvau, bet nebuvo medžiotinos situacijos. Bet vyrai puikiai pamedžioja. Ir kas smagu, kad tų sužeistų žvėrių žymiai mažiau. Žymiai mažiau, nes kai būdavo anksčiau, tai ten pusę nakties šliaužiai po tą mišką ieškai to varšą. Žinai, kažkas galėtų išsikirpti šitą pasisakymą, bet miestiečiai to nesupranta, bet gyvūnų geroviai naktiniai taikikliai yra į naudą. Tai mes apie tai ir kalbėjome, kad šūvio etiškumas ir kad greitai viskas būtų. Žinai, taiklus šūvis būtent yra mažiausia kančia ir to nesupranta, žinai, daug kas mieste, kas nesusijęs su medžioklė. Taip tu pas mane esi -30. Bet buvai daugiau minuse. Buvo ir pliusė vienu momentu. Žinai, kažką subjektyviai paversti. Pažiūrėsim medžioklės taisyklės atnaujintas dabar pasirašyti. Tai ten medžioklės taisyklės, tai žinai. Pažiūrėsim, gal čia dasidės kažkiek. Tai pabaigai gal kokį medžiotojam palinkėjimą ar kokią pastabėlę, gal ką reiktų atkreipti dėmesį. Tai būkit saugus,
būkit bendruomeniški, eikit į savo vietinės bendruomenės, tikrai pavaišinkit ir kumpių, ir sriuba. Žinai, jūs esate vis tiek bendruomenių nariai. Būkit principingi savo žinai, būreliuose, kad valstybei nereikėtų kišti nosies į jūsų būrelius, žinai. Ir kad, žinai, pasitikėjimas ilgainiui augtų, o šiaip tai iš principo labai, dabar kadencija 4 metai, tai, žinai, labai noriu padėkoti. Be galo žavūs žmonės, gamtą mylintis, žinantis, bendruomeniški, žinai, o, žinai, ten, žinai, nuomonių visada yra, žinai, įvairių, bet... Tai visada ir bus. Tai medžiokliai valio. Ačiū, kad dar kartą nepasidžiavai, atvykai, ačiū, kad žiūrėt, kai visada paspaudžiam like po šio video, pasidalinam su draugais ir pasimatysim kitą kartą.